Vieni yra apdovanoti spalvinė klausa iš prigimties, o kiti, kad ir kaip besistengtų, jų spalvos nedraugauja. Ir tada į pagalbą galima pasitelkti mokslą ir žinias. Aš esu Sigita Emilė, tekstilininkė, akvarelės mylėtoja, dailės mokytoja ir edukatorė. Ir šiuose 6 dienų kursuose papasakosiu jums, kokias spalvų paslaptis aš pati žinau ir taikau savo kūryboje ir edukacijose. Keliaukime. Pirma diena ir patys spalvų pagrindai - spalvų ratas. Pradėsim šiek tiek nuo istorijos. Jau nuo antikos laikų žmonės bandė tyrinėti spalvas, suprasti, kas jos tokios yra, kaip jos veikia ir bandė jas moksliškai pagrįsti. Bet apie spalvas mes mažai ką iš tikrųjų žinojome ir supratome iki Izaoko Niutono, kuris atrado, kad visas pasaulis aplink mus iš tikrųjų yra bespalvis. O iš kur atsiranda spalvos? Spalvos atsiranda tada, kai šviesos spinduliai krenta, atsimuša į tą daiktą. Dalis spindulių yra sugeriama, o dalis yra atspindima ir tą atspindėtą šviesos spektro dalį mes ir matome. Izaokas Niutonas šviesos spindulį nukreipęs į prizmę išskyrė 7 šviesos spektro spalvas. Mes jas visi puikiai žinome, nes tai yra mūsų gražioji vaivorykštė, kurią matome saulei šviečiant ir lietui lyjant. Taigi mes turime 7 vaivorykštės spalvas - mėlyną, žydrą, žalią, geltoną, oranžinę, raudoną ir violetinę. Ir Izaokas Niutonas pirmasis sugalvojo visas spalvas pavaizduoti geometriniu būdu, tai reiškia sudėjo į ratą. Nes jeigu mes einame per visas šitas spalvas, nuo vienos iki kitos, jos visą laiką ištisai pereina viena į kitą. Tačiau tai nėra tas ratas, kurį mes tyrinėsime. Vėliau spalvas dar labai intensyviai tyrinėjo Johannas Wolfgangas von Goethe, kurį mes žinome kaip rašytoją, bet taip pat jis buvo ir aistringas spalvų tyrinėtojas ir jį labiausiai domino spalvų psichologinis ir emocinis poveikis. Ir jisai spalvas suskirstė truputėlį kitaip. Jam buvo svarbu ne šviesos spektro spalvos, o tiesiog kaip mes matome tas spalvas. Ir iš savo rato jisai išėmė žydrą spalvą ir liko 6 spalvos. Bet tai vėlgi vis dar nėra tas ratas. Tai tą spalvų ratą, kurį mes puikiai žinome iki šiol, sukūrė Johannes Itten, dailininkas, kuris dirbo Bauhaus mokykloje 20 amžiaus pradžioje. Tik tai jisai sudėjo visas tas žinias, kurias prieš tai ištyrinėjo mokslininkai, į spalvų tokią teoriją, kur 3 pagrindinės spalvos maišomos tarpusavyje sukuria visą pilną spektrą spalvų. Būtent jį mes šiandien ir bandysime patyrinėti ir galbūt sužinosite šiokių tokių įžvalgų, kurios mums gali būti naudingos ateityje. Ir nors sakytumėte, kad 1000 metų dailininkai išsivertė, be kažkokių ten spalvų ratų, suderindavo tas spalvas gražiai, kaip ten bebūtų, tai yra labai puikus įrankis, ypač kai pradėsime kalbėti apie spalvų derinimą. Jau nuo mažų dienų mokomės ir savo vaikus mokome, kad viską, ko mes norime, galime sumaišyti iš 3 pagrindinių spalvų - geltonos, raudonos ir mėlynos. Na ir žinoma, jas šviesinant arba tamsinant. Labai įdomu yra ne tik tai pati teorija, bet ir galimybė išsibandyti savo spalvas. Nes mano spalva gali skirtis nuo tavo spalvos, todėl labai rekomenduoju visgi šitą spalvų ratą pasidaryti praktiškai. Gali nebūtinai daryti iš kartu su manimi, gali stebėti ir piešti vėliau, gali bandyti piešti kartu su manimi. Tad keliaukime prie darbo. Spalvų ratas.
jisai mums bus reikalingas. Mes visą laiką prie jo sugrįšime, kai kalbėsime apie spalvų derinimą, apie spalvų pasirinkimą savo piešiniui ir kaip spalvų ratas gali jums padėti suprasti, kas gali tikti tarpusavyje ir kokį efektą iš to galite pasiekti. Iš pradžių dirbsime tik su 3 pagrindinėmis spalvomis ir aš pati pradėsiu nuo mėlynos. Aš labai rekomenduoju iš tikrųjų jums irgi nusipiešti ratą, kad gražiau išeitų lygiau. Galima tiesiog susirasti 2 apvalius daiktus, vieną didesnį, vieną mažesnį, juos užsibrėžti ant savo popieriaus ir tada turėsite štai tokį vaizdelį. Na va. Ir labai svarbu dabar, kaip mes išdėstome tas spalvas, nes jos yra 3 ir turi būti išsidėstę tame rate, kad būtų lygiais tarpais, tarsi viena nuo kitos. Tai čia lyg įsivaizduotume Mercedeso ženkliuką, ar ne? Tai viena spalva, jeigu yra čia, tada kitos 2 spalvos keliauja šičia. Ir tada pasirinktinai, kurioje noriu pusėje, vienoje pusėje uždedu geltoną, o kitoje raudoną spalvą. Šitos 3 spalvos yra vadinamos pirminėmis, nes jos nėra maišomos, imamos tiesiai iš dažų indelio, o kai sumaišome pagrindinės spalvas arba pirminės spalvas, gauname antrinės spalvas ir jos, kaip tradiciškai visi žinome, geltona plus mėlyna yra žalia, geltona plus raudona yra oranžinė spalva, o sumaišę raudoną su mėlyna gausime violetinę. Šitie tarpeliai palikti todėl, kad spalvos būna ne tik pirminės, mes pažymėkim truputėlį, kad čia yra pirminė spalva, vienetukai. Būna spalvos antrinės, taip, duokim joms 2. Ir dabar į visus šitos tarpus dar eina tretinės spalvos. O tretinė spalva tai yra spalva, kurią mes gauname sumaišę va šitą antrinę spalvą su pagrindinė spalva. Tai reiškia, kad šitoje vietoje bus tokia tamsiai melsvai žalia. Ir čia yra tretinė spalva. Ir jeigu keliausime šitą kryptimį, ir mes tą žalią spalvą maišysime dar kartelį su geltona spalva, mes gausime taip pat tretinę spalvą, žalios atspalvį, salotinę. Ir čionais iš tikrųjų mes dabar darome tik tai vieną tokį tarpelį, bet čionai tarp pirminės ir antrinės spalvos yra didžiulė skalė, nes gali būti dar čia į tarpą kita spalva, čia į tarpą kita spalva. Ir kol nuo mėlynos nukeliaujame iki žalios, mes galime padaryti be galo daug atspalvių. Ir aš pati kartais pasimetu, kaip ten tos atspalvius vadinti. Ir kuo daugiau maišome spalvas, tuo labiau keičiasi dar tie pavadinimai. Anglai net turi apibūdinimą, verčiama ketvirtinėmis arba sudėtinėmis, kompleksinėmis, complex composite colors. Bet lietuvių kalboje daug atitikmenų neradau, tai aš kartais visas maišytas spalvas vadinu tiesiog tretinėmis. Arba galima vadinti sudėtinėmis spalvomis. Na va, ir užbaigėme savo spalvų ratą, miksuodami tretinės spalvas. Leiskim tom spalvom padžiūti. Va, ir išeina visai gražus, dailus ratas. Dabar didžiausia problema, žinokite, yra ta, kad kai nusiperkate dėžutę dažų, pas jūs yra dažniausiai mažiausiai 2 raudonos, 2 mėlynos ir 2 geltonos, o gali būti ir daugiau, 3 geltonos, 6 raudonos, 4 mėlynos. Ne? Kaip dabar suprasti, kaip dabar žinoti, kuri spalva yra pirminė, nes reikia tas spalvas truputėlį stebėti ir žiūrėti, į ką jinai jums yra panašesnė, nes jeigu mėlyna yra truputėlį panašesnė
liktai tokia šiltesnė į žalią vos, tai jinai, reiškia, tame rate jau juda vat į šitą pusę truputėlį. Taip, o jeigu mėlyna yra šaltesnė, tokia link violeto, reiškia, jinai tame rate jau juda į šitą pusę. Tas pats ir su raudona. Šita raudona, jeigu jūs darysite spalvų ratą iš šitos raudonos, dažniausiai jums bus netikslus dėl to, kad šita raudona yra ne šita pirminė, o iš vis yra tretinė spalva. Ir kai jūs maišysite šitą mėlyną ir su šita raudona, jūsų violetinė nebus tokia ryški ir graži, jinai bus daug murzinesnė. Yra skirtingos mėlynos, pavyzdžiui, jeigu su šita mėlyna maišytume žalią, ar ne, ta mėlyna jau šitoj spektro vietoj, tai su ta mėlyna išeitų žalia daug gražesnė. Tai kartais man visai patinka nedaryti visai vienos pirminės spalvos, o jeigu, sakysim, norite susipirkti keletą pagrindinių spalvų ir iš jų viską susimaišyti, aš visada rekomenduoju turėti taip, dvi geltonas, viena labiau citrina, tai ta, kuri į citriną panašesnė, keliauja į šitą pusę, link mėlynos, šaltesnė. Ir vietoj pirminės spalvos užsipiešiam dvi spalvas dabar. Vienoj pusėje šaltesnė geltona, o kitoj pusėje šiltesnė geltona. Šitos nedaug skiriasi, ryškiai nepasimatys skirtumų. Ir kai turime mėlynas, ar ne, tai mėlynas taip pat aš išskiriu tą, kuri yra tokia, štai iš viso labai kažkokia žydra. Gal net netinka. Va, labiau mėlyną naudokim. Viena yra šiltesnė tokia tarsi, kažkokio lyg žalsvumo turite. Įsižiūrėjus galima pamatyti. Tai tą piešiame arčiau link geltonos, o jeigu spalva yra šaltesnė, ją piešiame arčiau link raudonos. Ir tas pats su raudonomis, čia net ne raudona, oranžinę nedidžią paėmiau, tą šiltesnę raudoną, aguoninę aš kaip vadinu, aguonų raudoną, pieškime labiau į šitą pusę. Ir jeigu turite kitą šaltesnę raudoną, ją pieškime į šitą pusę. Ir tada, jeigu jūs turite tik tai šitas spalvas, jūs galite sumaišyti be galo daug spalvų ir turite žymiai didesnės galimybės, negu dirbant tik su 3 spalvomis. Viena mėlyna, viena geltona ir viena raudona. Na ir dabar užpildau tarpus tarp geltonos ir mėlynos. Šį kartą neskirstau antrinėmis, tretinėmis spalvomis, o tiesiog padarau tolygų perėjimą iš vienos spalvos į kitą. Ir matosi net tokia visai kitokia žalia išėjo. Pereiname į kitą pusę prie violetinės spalvos, bet šį kartą maišome iš tikrųjų tas pačias spalvas, šaltą raudoną ir šaltą mėlyną, tai turėtų išeiti panaši, graži, ryški violetinė, kaip ir išorinėme rate. Kas gavote mano naujienlaiškį, tai gal pamenate, minėjau, kad senovės tapytojai negalėjo susimaišyti gražios violetinės iš savo turimų pigmentų. Tai reiškia, kad jie greičiausiai neturėjo pakankamai šaltos mėlynos arba pakankamai šaltos raudonos spalvos, plus pigmentai buvo natūralūs, ne cheminiai ryškus, o su galbūt dar įvairiais priedais, priemaišomis ir galbūt tai buvo jau tik tai įvairios tretinės spalvos, kurios tarpusavyje maišėsi purvinai. Padarykime dabar eksperimentą ir pažiūrėkime, kas būtų, jeigu tą šaltą mėlyną įdėtume ne šaltą raudoną, o kaip aš vadinu aguoninę, tą šiltą. Ir štai mes gauname violetinę spalvą, bet jinai tokio šiek tiek rudesnio atspalvio, labiau panašiai į baklažaną iš tiesų. O jeigu mėlyną paimtume šiltą, o būtent raudoną spalvą paimtume šaltą, tada išeina violetinė, palyginus visai graži, nors kaip matome vis tiek vos blankesnė negu tai, ką mes maišėme prieš tai. Bet yra skirtumas tarp šitų dviejų spalvų, ar ne? Reiškia, šalta raudona yra svarbesnė truputėlį. Gerai, o kas būtų, jeigu šiltos abidvi spalvos susitiktų? Šilta mėlyna su
šalta raudona. Ir pasimaišom ir matom, kad mūsų violetinė pamažėle panašėja į pilką spalvą, tokia pasidaro pilkai violetinė kaip debesis audros. Na ir galiausiai sujungiam šiltą raudoną su šilta geltona ir gauname labai ryškią, gražią oranžinę. O dabar pasiaiškinkim, kodėl taip atsitinka, kad kai kurios spalvos labai gražiai maišosi, o kai kurios murzinasi. Ogi todėl, kad pagrindinės spalvos labai gražiai maišosi tada, kai vienu metu maišosi dvi pagrindinės spalvos. Bet jeigu vienu metu susimaišo visos trys pagrindinės spalvos, pavyzdžiui, geltona, ir čia jau visiškai nebesvarbu iš tikrųjų, ar šiltesnė ar šaltesnė, įdedam geltonos, įdedam mėlynos, įdedam raudonos, nelabai svarbu kurios. Ir kai mes tarpusavyje pamaišom, čia raudonos daug pridėjau, dar truputėlį, geltonos ir dar truputėlį mėlynos. Ir maišau, ir kai sumaišau visas pagrindinės spalvas tarpusavyje, priklausomai nuo to, kokius santykius sudėjau, turėčiau gauti kažkokio tai pobūdžio rudą. Galbūt melsviau rudą, galbūt raudoniau rudą, galbūt geltoniau rudą. Ir ką turiu? Turiu, tokią parudintą viduriuką. Tai va. Ir kodėl tada šitos spalvos užsimurzina? Todėl, kad šalta raudona savyje turi lašelį mėlynos. Nedaug, bet lašelį mėlynos. Tai reiškia, kad kai mes maišome geltoną su šalta raudona, mes tuo pačiu maišome geltoną, raudoną ir lašelį mėlynos. Ir tas lašelis duoda truputėlį rudumo. Todėl šita oranžinė ir šita oranžinė skiriasi. Šita ryškesnė, o šita jau turi panašumo į kažkokį rudumą. Tas pats atitinka su šita žalia spalva. Jeigu mes maišome geltoną, ne su šilta, o su šalta mėlyna. Ta šalta mėlyna taip pat jau savyje turi truputėlį raudonos. Labai nedaug, mažą lašiuką raudonos. Bet to užtenka, kad išsimurzintų spalva. Ir lygiai tas pats su violetinė, kai maišome šaltą mėlyną, jinai turi lašelį raudonos, reiškia maišysis gerai, bet jeigu maišome šiltą mėlyną, jinai turi savyje lašelį geltonos. Ir jeigu sumaišome šiltą mėlyną ir šiltą raudoną, jos abidvi savyje jau turi geltonos spalvos, dėl to šitas violetas išeina pats murziniausias. Tai va, tai kai norite ryškių gražių spalvų, maišote žaliai šiltą mėlyną, šaltą geltoną, oranžiniai šiltą geltoną ir šiltą raudoną, o violetiniai šaltą raudoną ir šaltą mėlyną. Šiandien tiek. Jeigu patiko ir buvo naudinga, dalinkis, komentuok, laikink arba kitais būdais prisidėk, kad šitos žinios skleistusi. O rytoj darysime tavo dažų paletės peržiūrą, bus tokia labai praktinė diena ir pabandysime pasižiūrėti, ką tu gali padaryti su tomis spalvomis, kurias turi dabar. Iki rytojaus.